Labas vakaras, jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Beko LKL rungtynės dar vienos netrukus prasidėjęs ir šiandien susitinka, galima sakyti, principiniai varžovai. Turiu omenyje tai, kad dažnai būdavo nuo nacionalinės krepšinio lygos laikų, netgi taip, kad čia Pasvalyje Prienų komanda, kuri šiandien atvyko, niekuomet dar nėra laimėjusi. Ir buvo atvirkštinė situacija, niekuomet Pasvalio pieno žvaigždės neišsivežė pergalės iš Prienų. Iki tol, kol šiame sezone abi ekipos buvo susitikusios ir pergalę pasiekė pieno žvaigždės Prienuose. Ir apskritai, kol kas pasvaliečiai laimėjo prieš Prienų komandą šiame sezone porą kartų, o sykį vis dėlto namie Prienai sugebėjo įveikti savo varžovus ir viena iš tų 6 pergalių pasiekta būtent prieš Pasvalio pieno žvaigždės. Prienai kol kas ši ekipa turi 6 pergalės ir taip pat 28 pralaimėjimus. Tai yra 10-oje vietoje esanti komanda. Kalbant apie turnyrinės lentelės situaciją, žiūrint į pieno žvaigždžių ekipą, 5-oje pozicijoje yra ši ekipa ir kol kas 18 laimėtų rungtynių, 14 pralaimėjimų ir neabejotinai pieno žvaigždės dar kaunasi dėl 4-osios vietos, bet pastaruoju metu tikrai yra gana tokia prastesnė, galima sakyti, šios ekipos forma, nes buvo rungtynė su Žalgirio komanda, kad pralaimėjo, nieko neturėtų stebinti. Pieno žvaigždė savo varžovams, kad nusileido, bet nusileido po tokios tikrai labai įdomios, sakykime, kovos, nes per pirmosius 2 kėlinius skriaudė savo varžovus kaip reikiant ir po to pralaimėjo 56-74 tose rungtynėse ir maža to toks didžiausias kuriozas, didžiausias skaudulys buvo tai, kad jeigu po pirmųjų 2 kėlinių pirmauta buvo 43-30, tai per antrąją rungtynių pusę vos 13 taškų sumetė pieno žvaigždžių komanda, o pati praleido netgi 44. Taigi toks rezultatas buvo ir žinoma, tas rungtynės prisiminė prieš Dvikovą Mantašernius, prisiminė ir dar vienas skausmingesnė, galima sakyti, nesėkmė. Tai buvo su Kėdainių Nevėžio komanda svečiuose, pralaimėta 92 taškus įmetė Nevėžis, o pieno žvaigždė surinko 83, taigi 83-92 patirta nesėkmė tose rungtynėse. Ir kaip kalbėjo Mantašernius prieš šias rungtynės, prisiminęs dvikovą su Nevėžio komanda, kuri vyko kovo 24 dieną, žaidėme netgi prasčiau nei Lietuvos futbolo rinktinė, o kovo 28 dieną buvo nusileista Žalgirio komandai. Taigi 2 iš eilės pralaimėjimai patirti, dar pridėkime ir nesėkmę prieš Vilniaus Lietuvos Ryto komandą 76-84 ir tai yra jau 3 pralaimėjimai iš eilės. Bet vėlgi negali varžytis pieno žvaigždžių komanda su Prienų ekipa, kuri apskritai kol kas yra, šiuo metu galbūt prasčiausia komanda Lietuvos krepšinio lygoje žiūrint į pralaimėjimų seriją. 19 nesėkmių iš eilės, nepaisant to, kad buvo ir galbūt šiokia tokia galimybė laimėti Panevėžyje, kai buvo nusileista Lietkabeliui 74-76 kovo 28 dieną, bet tikrai didžiąją rungtynių dalį netgi pirmavo Prienų komanda, kaip ten bebūtų buvo pralaimėta ir patirta nesėkmė tuomet. Ir įsirašyta 19 nesėkmė iš eilės. Kalbant apie šios rungtynės, startiniai komandų penketai yra tokie, pradėkime nuo svečių. Prienai Gediminas Maceina 5 numeris, taip pat rungtyniauja ir 10 Paulius Ivanauskas, žaidžia 14 Vidmantas Ragauskis, 21 Martynas Linkevičius, o 43 Dominikas Milka. Ir kalbant apie pieno žvaigždės, šiandien penketas yra toks: 4 numeris Saidas Viskontas, 7 Laimonas Kisielius, 9 Gytis Rutavičius, 12 Žygimantas Kučas ir 23 Evaldas Kairys. Ir komandų treneriai, kaip ir minėjau, Mantašernius yra pieno žvaigždžių vyriausiasis treneris, o strategas Prienų ekipoje yra Tadas Stankevičius. Ir prie baudų metimų linijos stoja ir atakuoja dabar Vidmantas Ragauskis. Šiandien teisėjai yra Antanas Ramanauskas. Jis yra vyriausiasis rungtynių arbitras ir Gintaras Mačiulis, Ignas Davainis taip pat talkina šiandien. Ir rungtynių komisaras yra Tomas Rimkus. Evaldas Kairys atmeta kamuolį atgal, vėlgi Evaldas Kairys praleido daug laiko dėl traumos. Šis krepšininkas teko praleisti nemažai rungtynių ir nemažai laiko, ne dėl traumos, dėl ligos. 5 dienos sirgo Evaldas Kairys ir teko verstis be jo. Taip pat ir Aidas Viskontas dar ilgiau buvo traumuotas ir be šio krepšininko taip pat teko rungtyniauti. Taigi
Pieno Žvaigždžių ekipa vertėsi be pagrindinio vidurio puolėjo ir įžaidėjo. O tai, na, kaip mėgstama sakyti, dažnai krepšinėje yra netgi svarbiausios pozicijos. Ir be šių žaidėjų, žinoma, buvo ir prastesni rezultatai. Mantas Šernius dar pridėjo ir Osvaldą Olisevičių, kurio šiandien nėra. Osvaldui Olisevičiui šiandien atlikta apendicito operacija, taigi 10 dienų be Olisevičiaus teks verstis Pieno Žvaigždžių komandai. Prienų ekipa atvyko šiandien pajėgiausios sudėties iš to, ką turi ši komanda šiuo metu ir žaidžia visi galingiausi šios komandos žaidėjai. Na, sakykime, pagrindiniai šiuo metu yra bene du, tai yra Martynas Linkevičius ir Dominykas Milka, nors traumų nėra, bet nuovargis jaučiasi, kaip kalbėjo vienas Prienų trenerių Mindaugas Arlauskas, sakydamas, kad Martynui Linkevičiui ypač, nes tai yra krepšininkas, kuris žaidžia po 40 minučių pastaruoju metu ir, žinoma, atlaikyti tokį krūvį nėra lengva. Dar kartą primenu, kad Martynas Linkevičius yra sezono viduryje persikėlęs iš Šiaulių komandos į Prienų ekipą ir tapęs, na, neabejotinu šios komandos lyderių. Kitas yra Dominykas Milka. Dažnai bandoma žaisti išnaudojant šį krepšininką. Ivanauskas. Maceina meta per varžovo rankas, nepataiko. Gediminas Maceina, buvęs beje Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandos žaidėjas, rungtyniavo 2012-2013 metų sezone. Laimonas Kisielius, kaip visi pamenate, nuo 2003 iki 2004 metų, taigi būtent šį sezoną, praėjusį sezoną žaidė Prienų komandoje. Prie baudų metimų linijos Aidas Viskontas. Ir bene 3 keitimai dabar Pieno Žvaigždžių komandoje. Žygimantas Kučas, taip pat ir Evaldas Kairys sėdasi pailsėti. Aleksandras Orjakis pasirodo aikštėje. Na, kalbėjo Mantas Šernius prieš šias rungtynes prisiminęs dvikovos su Žalgirio komanda. Sakė, kad buvo bėda ir tai, kad Aleksandras Orjakis buvo pagrindinis vidurio puolėjas tose rungtynėse ir žaidė labai daug per pirmosius 2 kėlinius, atidavė labai daug jėgų. Na ir po to trečiajame jau pristigo jų Aleksandrui Orjakiui, o Žygimantui Skučui rungtyniauti prieš Eurolygos komandos priekinę liniją buvo tikrai sunku, nes dar kartą priminsiu, Evaldo Kairio tuomet nebuvo. Kol kas 6-2 ir Dominykas Milka prasižengė puldamas ir tai yra pirmoji pražanga jam. Kol kas abi ekipos turi po 3 komandinės pražangas. Viskontas. Žinoma, jis labai svarbus yra Pieno Žvaigždžių komandai, tai yra minėjęs ir Mantas Šernius po vienerių rungtynių, kai nežaidė Aidas Viskontas. Sakė, kad Aidas yra pagrindinis mūsų komandos gynėjas. Ir dabar Viskonto tolimas metimas 9-2, kol kas nesvetingai pasitiko savo varžovus Pieno Žvaigždžių komandas Ragauskis. Maceina į baudos aikštelę, čia Milka meta ir pataiko Dominykas Milka. 9-4. Ir Aidas Viskontas. Dar viena Pieno Žvaigždžių komandos ataka. Maiklas Diksonas į baudos aikštelę. Aleksandris Orjakis per jėgą ir dabar pavyksta įveikti varžovų gynybą Aleksandriui Orjakiui. Pieno Žvaigždžių komanda tikrai yra ta ekipa, kuri turi daug lygiaverčių žaidėjų, nepaisant ir tų traumų, ligų ir panašiai. Dar vienas krepšininkas nuo suolo kils, tai yra Tauras Jogėla, 6 numeris. Na, jo galimybėmis irgi niekas neabejoja. Ir dabar keitimas yra atliekamas. Abiejų ekipų tikslai, galima sakyti, šiame sezone yra skirtingi. Jeigu Prienai galvoja apie išlikimą, tai Pieno Žvaigždžių komanda, manau, kad dar turi galvoje ir tą 4-ąją poziciją, kurioje šiuo metu yra Utenos Juventus ir Pieno Žvaigždės atsilieka 2 pergalėmis nuo šios komandos. Atkovoja kamuolį Aleksandris Orjakis, Maiklas Diksonas. Pražanga, Vidmantas Ragauskis kelia ranką į viršų. Jam tai yra antroji asmeninė pražanga, 4-oji komandinė. Ir galės grąžinti kamuolį į žaidimo Prienų ekipą. Gediminas Maceina sėdasi pailsėti. Ir Domantas Šeškus pasirodo aikštėje, 22 numeris. Ir Diksonas grąžina kamuolį į žaidimą. Sirutavičius. Čia tolimas metimas, pataiko iš 3 taškų zonos Aidas Viskontas. 14-4, 10 taškų skiria komandas, jau labai greitai įgijo 2-ženklę persvarą Pieno Žvaigždžių ekipa, kuri nebijotina šių rungtynių favoritė, nepaisant to, kad pastaruoju metu tikrai neblizgėjo, bet, na, kažkada reikia reabilituotis. Ir tai yra puikiai galimybė. Čia Martynas Linkevičius. Jo taškai ir po to negaliu atkartoti tų žodžių. Pirmas žodis buvo, kad ginamės, na, antrasis
tokio, kurio sakyti negaliu. Čia antroji pražanga įrašyta. Pauliui Ivanauskui 5. komandinė. Ir prie baudų metimų linijos Michaelas Dixonas. Jis vienas komandos lyderių Pieno žvaigždžių ekipoje, apskritai vienas rezultatyviausių žaidėjų visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Na ir netgi dažnai Pieno žvaigždžių krepšininkai sako, kad tikrai labai daug pridėjo Michaelas Dixonas Pieno žvaigždžių komandai, kai tik persikėlė iš Alytaus Dzūkijos. Ir tuomet ir pagerėjo Pieno žvaigždžių žaidimas ir pasvaliečių pergalės tapo dažnesnės. Šeškus galės grąžinti kamuolį į žaidimo 16-6 nuo pat rungtynių pradžios. Ima jauti už ragų, galima sakyti taip, Pieno žvaigždžių komanda. Linkevičius į baudos aikštelę, netaiklus metimas, Milka kamuolį atkovoja ir iš po krepšio pelno taškus. 16-8. Viskontas. Tikrai patikimas įžaidėjas. Aidas Viskontas atmeta kamuolį atgal, Sirutavičius prie 3 taškų zonos į baudos aikštelę. Atgal, čia Tauras Jogėla. 6 sekundės lieka, Viskontas jau reikia mesti ir tai daro Michaelas Dixonas ir pataiko iš 3 taškų zonos. Tadas Stankevičius kol kas minutės pertraukėlės neprašo. Na, Mindaugas Arlauskas prie šios rungtynės kalbėjo, kad nesveikiausias šiuo metu, kalbant apie lygas, yra vyriausiasis Prienų komandos treneris Tadas Stankevičius, kuris yra peršalęs. Netgi prieš rungtynės Stankevičius paprašė, kad pabendraučiau su Mindaugu Arlausku prieš rungtynės. O ne su juo tikrai kalbėti nėra lengva vyriausiajam komandos treneriui. Bet žinoma, bando per skausmus, per vargus, galima sakyti, vadovauti savo komandai šis strategas. Ir kol kas pradžia pasvalyje tikrai nekokia. 19-8 pirmauja Pieno žvaigždžių komanda. Ir Benjaminas Brastas pasirodo aikštėje. Ant atsarginių žaidėjų suolo siunčiamas Gytis Sirutavičius. Benjaminas Brastas dalyvavo Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienos snaiperio konkurse. Nelabai jam sekėsi, kaip ir Vidmantui Sragauskui iš Prienų komandos. Ir pataiko nuo baudų metimų linijos Dominikas Milka. 19-9. Viskonto perdavimas Brastui. Tauras Jogėla prieš 2 varžovus ir Tauras Jogėla nepataiko. Atkovoja kamuolį Martynas Linkevičius. Galbūt šiandien irgi Martynui tek žaisti daug minučių. Na, jeigu, ko gero, rungtynių nugalėtojas bus aiškus, galbūt Linkevičius rungtyniaus mažiau. Bet vėlgi, nors ir tai būna, Linkevičius vis tiek dažniausiai lieka aikštėje, kol kas pastarojoje sezono stadijoje. Na, Mindaugas Arlauskas prieš šios rungtynės kalbėjo, kad mūsų pagrindinis akcentas yra toks, kad tiesiog kaip kiekvienas mačas tarsi pasiruošimo rungtynės. Bandome priartinti tuos atsarginius krepšininkus prie mūsų startinio penketo ir bandome tapti tokia stipresnė komanda. Šiaip kol kas pakankamai nebloga yra Prienų pozicija. Tai yra 10 vieta, bet Mažeikiai yra iškovoję 3 pergalėmis mažiau. Ir Mažeikiams lieka tokios tikrai pakankamai stiprios komandos ir jau reikės kovoti prieš tas ekipas ir bandyti iškovoti pergalės, norint likti ir kitąmet Lietuvos krepšinio lygoje. Nors Mindaugas Arlauskas kalbėjo prieš dvikovą, kad ir Mažeikiai šiuo metu dar šansų turi. Oriakis nepataiko nuo baudų metimų linijos. 19-9. Ir dar kartą Aleksandras Oriakis. Pieno žvaigždžių vidurio puolėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Metimas netaiklus. Ima kamuolį Simonas Kymantas. Neseniai pasirodęs aikštėje. 13 numeris, kurio karjeros rungtynės, galima sakyti, buvo sužaistos būtent Prienuose su Pieno žvaigždžių komanda. Kai 91-93 Prienai pralaimėjo savo varžovams, Simonas Kymantas 20 taškų, 7 atkovoti kamuoliai. O tarkim palyginimui, kitos rezultatyviausios rungtynės šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje buvo 6 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Rungtynėse su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Žinoma, Simonas Kymantas ir praėjusiais metais žaidė šiek tiek Lietuvos krepšinio lygoje. Tai buvo Utenos Juventus komanda. Nepataiko Benjaminas Brastas, Tauras Jogėla nepataiko iš po krepšio, atkovojęs kamuolį. Ir po to greitas
Prienų išpuolis, pražanga. Aidas Viskontas neteisus. Tiesa, tai yra 5. komandinė pražanga, kuris siunčia prie baudų metimų linijos Domantą Šeškų. Ir Orjakis sėdasi pailsėti. Ir Evaldas Kairys pasirodo aikštėje. O Domantas Šeškus netrukus mes baudas. Ir pirmoji yra taikli. 19-12. Ir dar kartą Domantas Šeškus. 19-13. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Tauras Jogėla. Jogėla, taip pat Diksonas šiuo metu žaidžia Kisielius, Kairys bei Brastas. Šiuo metu yra aikštėje, perdavimas po krepšiu, čia Kairys. Ir teisėjai rodo, kad kamuolys lekia už aikštės ribų ir jį galės grąžinti į žaidimą Prienų komanda. Martynas Linkevičius tai darys, be Linkevičiaus Šeškus, Ivanauskas, taip pat ir Pukis pasirodė aikštėje. Ir taip pat žaidžia Simonas Kymantas. Šeškus. Jo prasiveržimas, atmestas kamuolys atgal, Ivanauskas. Pukis iš 3 taškų zonos ir netaiklus jo metimas. Na, iš šilutės persikėlė šis krepšininkas. Anksčiau buvo vienas talentingiausių ir perspektyviausių savo kartos žaidėjų. Tačiau po to jo tobulėjimas, galima sakyti, šiek tiek galbūt sustojo. Ir kalbėjo Tadas Stankevičius ne kartą šiame sezone, kad trūksta pasitikėjimo, trūksta galbūt ir dar šiek tiek geresnio fizinio pasiruošimo Davidui Pukiui. Nuo baudų metimų linijos Michaelas Diksonas meta ir pataiko 20-13. Minutė 56 lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Michaelas Diksonas nepataiko, tiksliau pataiko baudos metimą, bet jis nebus įskaitytas, nes užmynė dabar baudų metimų liniją. Michaelas Diksonas tai aiškiai parodė teisėjai. Ignas Davainis šiuo atveju. Ir Martynas Linkevičius grąžina kamuolį į žaidimo. Čia Simonas Kymantas iš po krepšio nepataiko. Benjaminas Brastas skuodžia į priekį ir šiek tiek stabdo savo komandos ataką. Jogėla į baudos aikštelę. Greitai juda kamuolys Pieno žvaigždžių atakos metu. Šiaip kalbėjo prieš rungtynes Mantas Šernius, kad pagrindinis akcentas yra toks greitas krepšinis, nes mėgsta tokias ilgas atakas, pozicinės atakas Prienų komanda. Na ir tai yra ekipa, kuri žaidžia neprognozuojamą krepšinį, taip kalbėjo Mantas Šernius prieš šias rungtynes. Na ir taip pat reikėtų pagerinti šiai komandai tritaškių pataikymą, nes pastaruoju metu tas tritaškių pataikymas yra tiesiog labai prastas. Ir Mantas Šernius tikisi, kad pastaruoju metu ekipa atakuos geriau. Ir šiandien, tarkime, 4 tolimi metimai iš 7 pasiekė tikslą. Aidas Viskontas pataikė 2 iš 2, Sirutavičius 1 iš 2. Ir taip pat Diksonas 1 metą ir 1 įmetė. Na, Pieno žvaigždės yra snaiperių komanda, kaip kalbėjo Mantas Šernius, ir tiesiog reikia atakuoti taikliau iš tolimosios distancijos. Prasiveržė, bet nepataiko Šeškus. Iki pat galo tikrai nebloga ataka buvo, o čia dėjimas iš viršaus, graži kontrataka. Tauras Jogėla krauna kamuolį. 21-13. Pukis persivaro kamuolį į Pieno žvaigždžių pusę. Šeškus. Paskutinioji minutė pirmajame ketvirtyje prasideda. Čia Kymantas iš po krepšio, netaiklus metimas, atkovojo kamuolį Pieno žvaigždė. Žaibiškas išpuolis ir dar kartą dėjimas iš viršaus. Tauras Jogėla. Štai taip 2 kart. Pukis. Ir bloką gauna dabar Deividas Pukis. Štai tokį išrašo Evaldas Kairys. Dar vienas išpuolis. Na dabar užbėgo, kabutėse, kaip sako krepšininkai, Pieno žvaigždžių komanda. Ir 12 taškų skiria ekipas. Ir dabar toks teigiamų emocijų pliūpsnis. Tiesa, nepavyksta pataikyti Evaldui Kairiui iš po krepšio. Mantas Šernius rodo, kad kamuolį turėtų grąžinti į žaidimo Pieno žvaigždės. Ir teisėjų nuomonė tokia pat.
10 sekundžių lieka Pieno žvaigždžių atakai ir dar maždaug 8 daugiau iki pirmojo kėlinio pabaigos. Diksonas. Metimas iš apačios ir pataiko Michaelas Diksonas. 27-13 tikrai rezultatyviai žaidžia pirmajame ketvirtyje Pieno žvaigždės, ko negalima pasakyti apie Prienų komandą. Netaiklus ir paskutinysis metimas. Martynas Linkevičius šauna pro šalį, taigi 27-13 po pirmojo ketvirčio. Dabar, kaip niekada, turime būti vieningi ir stiprus. Dabar kiekvienas ir visi kartu turime ginti savo šalį ir laisvę. Prisidėk prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Skirk 2 procentus pajamų mokesčio Lietuvos kariuomeniai. Projektų iniciatorius ir globėjas Antano Guogos paramos fondas. Prabangus 5+ žvaigždučių viešbutis bei laisvalaikio centras prie Trakų. 3 restoranai, elegantiškas spa bei modernus konferencijų centras. IDV Esperanza Resort – įkvepianti prabangos oazė. Sirgalių radijas. Radio centras. Žalia lietuviška energija. Būtent tokią energiją jūs galite naudoti savo veikloje. Per pirmąjį kėlinį be pertraukėlių apsėjo abi komandos. Dabar baigėsi ta šiokia tokia pertrauka tarp kėlinių. Taigi 27-13 po pirmųjų 10 žaidimo minučių čia atkovoja kamuolį Oriakis. Ir Diksonas skuodžia į priekį. Buvo labai gražiai sumanęs, ne veltui dabar taip šypsosi Laimonas Kisielius. Nepavyko jam pagauti kamuolio, nes atspėjo šį sumanimą Prienai. Čia prie 3 taškų zonos Šeškus. Ir iš karto įtampa kelia Pieno žvaigždžių gynybo varžovams. Dar vienas netaiklus metimas, atkovoja kamuolį dabar jau Laimonas Kisielius. Ir Kisielius prie 3 taškų zonos Diksonas. Prieš jį Deividas Pūkis. Į kraštą siunčiamas kamuolys, 10 sekundžių lieka Pieno žvaigždžių atakai. Ir Oriakis išmaudo varžovą, 2 taškai su pražanga. Prasižengė Simonas Kymantas ir Oriakis tos prie baudų metimų linijos. Tikrai vidurio puolėjo pozicija bene stipriausia Pieno žvaigždžių komandoje, tai dažnai kalba ir patys Pieno žvaigždžių atstovai. Tiek Evaldas Kairys, tiek Aleksandris Oriakis tikrai žaidžia puikiai šiame sezone. Ir čia problemų tikrai nėra, na nebent traumos lygos, kaip pastaruoju metu buvo Evaldui Kairiui nerungtyniaujant. Aleksandris Oriakis, kad ir koks puikus krepšininkas būtų, bet vienam, žinoma, rungtyniauti yra nelengva, o tarkime Žygimantas Kučas yra jau gerokai žemesnis krepšininkas. Ir nepataiko baudos metimo Aleksandris Oriakis. 29-13, čia greitas perdavimas ir netaiklus metimas. O dabar Oriakis šlubčioje, susižeidžia amerikietis. Ir Viskonto rodomos derinys. 29-13. Oriakis baudos aikštelėje. Atmeta kamuolį atgal. Čia 5 sekundės lieka Pieno žvaigždžių atakai į kraštą. Sirutavičius pakabina kamuolį ir dėjimas toks elegantiškas iš viršaus. Na, reikėjo jau mesti Aleksandriui Oriakiui, nes paskutinės atakai skirto laiko sekundės buvo, taigi 31-13. Šeškus. Pūkis. 10 sekundžių lieka Prienų atakai. Vėl Šeškus. 5 sekundės. Krašte užspaustas Domantas Šeškus. Puikiai brasto gynyba ir nepataiko, bet maža to dar ir baigėsi atakai skirtas laikas Prienai. Kol kas labai sunkios rungtynės Prienų komandai.
Ir ši ekipa pelnė 13 taškų, bet tai yra tiek pat, kiek sugebėjo pelnyti Pieno žvaigždžių komanda per 2 kėlinius rungtynėse su Žalgirio komanda ir tai buvo kol kas šio sezono antirekordas. Yra beje vieną antirekordą bendraautorė, galima sakyti, to antirekordo yra ir Pienų komanda, kuri pelnė 5 taškus rungtynėse su Utenos Juventus per kėlinį. Tiesa, tiek pat yra įmetusi ir Dzūkija su Juventus komanda ir Mažeikiai su Žalgirio ekipa ir tos pačios Pieno žvaigždės su Lietuvos Ryto komanda. Ir tai beje irgi buvo kovo 22 dieną, taigi pastaruoju metu dar kartą pasikartosiu, Pieno žvaigždės neblizgėjo, bet šiandien tikrai kol kas labai sėkmingos užtikrintos šios ekipos rungtynės. Žinoma, bet ir varžovas nėra Kauno Žalgiris ar Vilniaus Lietuvos Rytas. Ir Paulius Ivanauskas, kapitonas Prienų ekipoje, grįžta į kovą. 34-13. Viskontas. Ir iš 3 taškų zonos pataiko Gytis Sirutavičius. Ir tolimas metimas. Pataiko Gediminas Maceina, atsakydamas tuo pačiu tolimu metimu. 2 taškai dabar atrodo buvo įskaityti vis dėlto. Sirutavičius. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir 3 sekundės dabar jau lieka. Labai sunkus Gyčio Sirutavičiaus metimas ir jis netaiklus. Tiesa, Aleksandris Orjakis kamuolį atkovoja. Brastas. 8 sekundės lieka ir iš toli atakuoja, nepataiko Aidas Viskontas. Ir po to nusiima kamuolį Prienų komanda. 37-15. Sragauskis. Į baudos aikštelę. Ir po to Martynas Linkevičius. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Netikslus tolimas šūvis. Viskontas į kraštą. Ir Brastas laisvas iš toli. Šiandien Brastui nekrenta. Ir tolimi metimai kol kas 6 iš 11 Pieno žvaigždžių komandoje. Benjaminas Brastas kol kas yra pataikęs 1 tolimo metimą, atrodo, iš 3. Pelnęs 3 taškus ir atkovojęs tiek pat kamuolių. 8 sekundės Prienų atakai. Ir Dominykas Milka pataiko. 37-17, 20 taškų, bene toks populiariausias Pieno žvaigždžių pranašumas pastaruoju metu. Ir 2 krepšininkai pradėjo rungtynės startinėme 5 pasirodys aikštėje. 2 priekinės linijos atstovai, tai yra Žygimantas Kučas ir taip pat Evaldas Kairys. Nepataiko Orjakis. Linkevičius. Prašo kamuolio Dominykas Milka, bandys žaisti 1 prieš 1 prieš Orjakį, tai ne pats lengviausias dalykas. Maceina sunkiai pagauna kamuolį buvęs Pieno žvaigždžių krepšininkas. Ir Gediminas Maceina į baudos aikštelę. Dabar jau puikus perdavimas ir paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis Dominykas Milka mažina deficitą iki 18 taškų. Ir netrukus 9 numeris Dovydas Šemeklis pasirodys aikštėje Prienų komandoje, sugrįžęs į ekipą po pertraukos iš nacionalinės krepšinio lygos. Ir čia dėjimas iš viršaus, graži ataka, Laimonas Kisielius atlieka rezultatyvų perdavimą ir Aleksandris Orjakis smaginasi. Taigi Dovydas Šemeklis, kai jis nusprendė pasirinkti Lietuvos krepšinio lygą, nacionalinę krepšinio lygą ir žaidė šio sezono pradžioje, tiksliau pusės šio sezono, tai netgi skelbė šalies krepšinio portalai, kad Dovydas Šemeklis, arba kitaip, tiesiog ne Dovydas Šemeklis, o Lietuvos krepšinio federacijos taurės nugalėtojas papildė Jonavos komandą, Jonavos Petrochemos ekipą. Tai yra Dovydas Šemeklis, tačiau Dovydo Šemeklio vaidmuo nebuvo svarbus Prienų komandoje anksčiau. Dabar iš nacionalinės krepšinio lygos Jonavos komandos grįžo Šemeklis į Prienų ekipą.
Na ir žinoma, dabar jau svarbesnis žaidėjas jis yra. Na ir šiame sezone neabejotinai Prienų komanda yra visai kitokia, nei tarkime buvo ankstesniais sezonais, kai kovodavo dėl 3-osios vietos. Ir netgi buvo ilgametė tokia, galima sakyti, bronzos medalininkė. Martynas Linkevičius keičiamas. Dovydas Šemeklis aikštėje. Šiandien Martynas Linkevičius 40 minučių nežais. Ir Aidas Viskontas. Į kraštą Vyčiui Sirutavičiui, vėl Viskontas. Į baudos aikštelę. Ir čia perdavimas Ignui Davainiui. Šių rungtynių teisėjui kamuolys lekia už aikštės ribų, taigi Prienai galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Šiuo metu ši ekipa pralaimi 18 taškų skirtumu, 21-39. Ir puikus perdavimas Gediminas Maceina Dominykui Milkai. Šiandien Maceina tikrai tokių neblogų perdavimų atliko. Vadovauja savo komandai. Šiandien galima sakyti, kad apskritai tokios principinės rungtynės, ko gero turėtų būti jam rungtyniavęs šis žaidėjas, kaip ir minėjau, Pieno žvaigždžių gretose anksčiau. O čia Gytis Sirutavičius galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Viskontas. Ir puikus perdavimas Evaldas Kairys Žygimantui Skučui. Skučas nepataiko, bet tarp 3 varžovų atkovoja kamuolį ir priverčia prasižengti vieną oponentų. Taigi stos prie baudų metimų linijos. Žygimantas Skučas. Dovydas Šemeklis prasižengė pirmąjį kartą. 3 minutės 13 sekundžių lieka. Ir Šemeklio metimas, Skučio metimas nėra taiklus. Šiandien kol kas rezultatyviausiai Pieno žvaigždžių komandoje rungtyniauja 8 taškus surinkęs Aleksanderis Oriakis. Tiek pat pridėjo ir Michaelas Dixonas. 2 amerikiečiai yra rezultatyviausi 7 taškai Aido Viskonto sąskaitoje. Kalbant apie Prienų komandą, Dominikas Milka jau surinko 9 taškus. Ivanauskas jau buvo pasirengęs mesti, pražanga. Ir Ivanauskas siunčiamas prie baudų metimų linijos. Sirutavičius prasižengė pirmąjį kartą. Ir Michaelas Dixonas grįžta į aikštę, keisdamas Aidą Viskontą. Paulius Ivanauskas pataiko nuo baudų metimų linijos. 40-21. Ir 40-22. Vėl 18 taškų skiria komandas. Dixonas. Ir Tauras Jogėla prašo perdavimo, jį gauna, bet susiduria su tokia gana kieta Dominiko Milkos gynyba. Ir nepavyko pelnyti taškų Taurų Jogėlai, taigi šį kartą lieka nieko nepešę Pieno žvaigždžių krepšininkai, kalbant apie puolimą. Tenka grįžti gintis. Ivanauskas. Prieš Gytį Sirutavičių. Ir Ivanauskas atmeta kamuolį atgal, Šemeklis iš toli ir taiklus Dovydo Šemeklio metimas. 40-25, 15 taškų skirtumas dabar jau šiek tiek artėja prie varžovų Prienų komanda, bet artėja tikrai labai tokiais mažais žingsniais. Skučas. Ir pataiko Žygimantas Skučas. 42-25. 2 minutės 10 sekundžių iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos, kurioje kol kas minučių pertraukėlių nebuvo. Nei Mantas Šernius jos neprašė, nei Tadas Stankevičius. Dar kartą priminsiu, Prienų komanda pasvalyje nėra laimėjusi niekuomet. Tai praėjusiais metais sakė ir Virginijus Šeškus, ir pergalių nei pernai, nei šiemet nebuvo. Na, netgi Virginijus Šeškus kalbėjo, kad netgi nacionalinėje krepšinio lygoje tų pergalių taip pat čia neiškovota. Mindaugas Arlauskas, buvęs Šeškaus, o dabar Tadas Stankevičiaus asistentas, kalbėjo, kad taip, pergalių nebuvo per Lietuvos krepšinio lygos istoriją, tai tikrai, kai žaidė Prienai ir Pieno žvaigždės Lietuvos krepšinio lygoje. Čia pražanga prieš Gediminą Maceiną, Jokūbas Gintvainis pasirodo aikštėje. Ir iš karto prasižengė, Aleksanderis Oriakis keičia Valdą Kairį.
4 kartus yra prasižengusi Prienų komanda, o kol kas Pieno žvaigždės turi 3 pražangas. Maceina į baudos aikštelę, pražanga ir 2 baudų metimai. Gediminas Maceina vienas lyderių kol kas. Michaelas Dixonas prasižengė antrąjį kartą. Šiaip nieko baisaus kol kas Pieno žvaigždžių gretose, skirtingai nei Prienų komandoje. Tarkime, ten Paulius Ivanauskas 3 pražangos ir taip pat Dominikas Milka irgi 3 pražangos. O Gediminas Maceina nuo baudų metimų linijos atakuoja taikliai. Taigi bėdų ir taip netrūksta Prienų komandai, toks trumpesnis atsarginių žaidėjų suolas. Na, tai ir kalbėjo prieš rungtynes Montašernius, akcentuodamas greitą žaidimą ir sakė, kad tikrai turime ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą nei Prienų komanda. Na, turėjo minėti, kad tiesiog turi daugiau lygiaverčių ir tokių aukštesnio meistriškumo krepšininkų Pieno žvaigždės nei Prienų komanda. 44-26 kol kas pirmoje rungtynių pusėje. Na, kaip ir viskas aišku, matysime, kaipgi viskas klostysis po pertraukos, kuri jau netrukus. Iki jos lieka minutė ir 10 sekundžių. Šemeklis į baudos aikštelę. Maceina atmeta kamuolį atgal, tolimas šūvis, netaiklus. Nepataiko dabar Paulius Ivanauskas. 44-26. Ir Deividas Pūkis netrukus pasirodys aikštėje. Ir taip pat Domantas Šeškus. Aleksandras Orjakis prasižengė antrąjį kartą. Taigi Simonas Kymantas prie baudų metimų linijos. Lygiai minutė lieka iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. 44-26. Simonas Kymantas pataiko baudos metimą. Aukštas krepšininkas. Netaikli antroji bauda. Taigi lieka 27 taškai Prienų komandos sąskaitoje. Simono Kymanto ūgis yra 2,13 m. Tikrai, neabejotinai aukščiausias žaidėjas Prienų komandoje. Antras pagal ūgį yra Dominikas Milka, 2,3 m. Žaidžiantis vidurio puolėjo pozicijoje. Ir iš toli nepataiko Tauras Jogėla. Dixonas atkovoja kamuolį ir štai toks žaibiškas, greitas, judrus yra krepšininkas Michaelas Dixonas. Na, jis to greičio ir įnešė į Pieno žvaigždžių komandą atvykęs. Greičio, aštrumo, ko ir norėjo Montašernius iš šio krepšininko. Maceina centruoja dabar prieš Jokūbą Gintvainį. Ir iš 3 taškų zonos Deividas Pūkis, taiklus metimas. 46-30. Ir Dixonas. 4 sekundės 60 lieka ir pražanga ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Mantas Šernius. Pirmąjį kartą šiuose rungtynėse. Beko LKL lygą veža Mercedes-Benz teisingas automobilis. Prabangus 5+ žvaigždučių viešbutis bei laisvalaikio centras prie Trakų. 3 restoranai, elegantiškas spa bei modernus konferencijų centras. IDV Esperanza Resort, įkvepianti prabangos oazė. Po jaunųjų Pieno žvaigždžių šokėjų pasirodymo netrukus krepšininkai į kovą grįž. 46-30. Tos šokėjų šiandien nedaug turėjo progos pasirodyti. Tai yra tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Ir dabar, nes tai buvo vos pirmoji minutės pertraukėlė, dabar Michaelas Dixonas prie baudų metimų linijos. Na, įdomu, ką Montašernius pasakė savo komandai per minutės pertraukėlę. Lieka vos 4 sekundės ir 60, o Michaelas Dixonas stoja prie baudų metimų linijos. Na, jeigu pramestų Michaelas Dixonas, tokiu atveju galbūt būtų dar kažkas, ką galėjo aptarti. Arba tiesiog aptarti gynybą.
Kaipgi nepraleisti taškų per paskutinėsias sekundės. Ir čia Simonas Kymantas iš po krepšio nepataiko, bet manau, kad Mantas Šernius neturėtų būti patenkintas savo komandos gynybą. 48-30 toks rezultatas po 2 kėlinių. Sveiki sugrįžę į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Beko LKL rungtynė šiandien ūžė čia ir kol kas rezultatas 48-30. Kol kas tikrai ne pačios atkakliausios rungtynės, netgi anaiptol čia Pasvalyje kol kas tarp pieno žvaigždžių ir Prienų. Kalbant apie išsamesnę statistiką per pirmosios 2 kėlinius, tai jeigu pieno žvaigždės visai dar taip neblogai atakuoja, šiandien pataikė 11 dvitaškių iš 19, 58% ir 6 tolimus metimus iš 14, 43%. Tai, baudas prastesnis pataikymas, tai yra 53%, 8 iš 15. Tai Prienai, pataiko labai prastai, net galima sakyti tragiškai. Tritaškiai 25%, 2 iš 8, o dvitaškiai vos 28%, 7 iš 25. Ir taip pat pranašumas pieno žvaigždžių išryškėja žiūrint į rezultatyvius perdavimus. 10-4. Tarkime, 4 rezultatyvius perdavimus pieno žvaigždžių komandoje, kiek ir visa Prienų ekipa, atliko Laimonas Kisielius. Ir taip pat, žiūrint į naudingumo balus, 58-24. Kol kas toks rezultatas, įtikinamas pieno žvaigždžių pranašumas. Trečioji pražanga Vidmantui Sragauskui. Jis rungtyniauja Prienų komandos 5, 14 numeris, taip pat žaidžia 5 Gediminas Maceina, 21 Martynas Linkevičius, 22 Domantas Šeškus ir 43 Dominikas Milka. Kalbant apie pieno žvaigždžių komandos 5, 4 numeris Aidas Viskontas, taip pat 7 Laimonas Kisielius, 9 Gytis Sirutavičius, 12 Žygimantas Kučas ir taip pat 23 Evaldas Kairys. Taigi tokie yra komandų 5, treneriai Mantas Šernius pieno žvaigždės, Tadas Stankevičius Prienai ir teisėjai šiandien Antanas Ramanauskas. Jis vyriausiasis šiandien ir Gintaras Mačiulis Ignas Davainis yra taip pat talkinantis šiandien Antanui Ramanauskui. Rungtynių komisaras Tomas Rimkus. 48-32. Kol kas šiame kėlinyje 2 pirmosius taškus pelnė Prienų komanda. O pieno žvaigždės taškų dar nėra surinkusios, bet tikrai pakankamai solidų pranašumą turi po pirmųjų 2 kėlinių pieno žvaigždžių komanda. Jeigu Prienai taip stebuklingai nepakeis savo žaidimo, šiandien tokio netikėtumo Pasvalyje nebus. Šeškus prie 3 taškų zonos. Čia stabdo savo komandos ataką Maceina. Meta Gediminas Maceina, metimas netaiklus ir Žygimantas Kučas ima kamuolį. 48-32. Viskontas grąžina kamuolį atgal. Dabar jau jo prašo Gytis Sirutavičius. Ir Sirutavičius taip per kairę, taip per dešinę bando verštis prieš žemesnį Domantą Šeškų, atmeta kamuolį atgal ir po to atakuoja iš toli Žygimantas Kučas. Metimas netaiklus. Lieka 48-32. Beje, tose pergalingose rungtynėse su pieno žvaigždėmis 29 dvitaškius iš 51 pataikė Prienai ir tai išlieka šios komandos rekordas šiame sezone. Šiandien iki jo toli. Per pirmosius 2 kėlinius 7 dvitaškiai iš 25. Dar vienas metimas ir šį kartą jis yra taiklus. Aidas Viskontas. 50-32. Sirutavičius. Aleksandris Orjakis netrukus grįš į aikštę. Gana dažnai bando keisti savo krepšininkus Mantas Šernius. Ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą turi šis treneris ir be to dar ir Evaldas Kairys. Neseniai sirgo, galbūt dar nėra optimalios formos, taigi jį bando į ritmą grąžinti Mantas Šernius ir Aleksandrį Orjakį taip pat mesti į kovą. Sirutavičius per dešinę pusę. Čia dar viena klaida. Šiandien tokių nepaaiškinamų klaidų netrūksta. Pieno žvaigždžių komandos žaidime skėščia rankomis Mindaugas Brazys, Manto Šerniaus asistentas. Ir Aleksandris Orjakis vietoje Evaldo Kairio ir Tauras Jogėla keičia Žygimantas Kučas. Kučui patarimai iš Manto Šerniaus. Tikrai neblogos galimybės yra Žygimantui Kučiui tobulėti Pasvalyje. Apskritai, prieš sezoną
reikia prisiminti, ką kalbėjo Mantas Šernius, sakė, kad atvyko į mano komandą tie, kurie nori žaisti krepšinį, nori tobulėti, nori daug ko išmokti. Na, pasvalyje pagundų galima sakyti, kad kitų nėra, tai kalbėjo ir patys Pieno žvaigždžių krepšininkai interviu metu vieno ar kito šiame sezone. Taigi belieka treniruotis ir žaisti. Na ir žinoma tobulėti. Pakankamai jauną komandą surinko Pieno žvaigždės ir man buvo labai gera forma vienoje šio sezono stadijoje. Nepralaimėjo berods, jeigu neklistų gruodžio mėnesį Pieno žvaigždžių komanda ir Aleksandris Orjakis buvo išrinktas geriausių krepšininkų tą mėnesį. Visoje Lietuvos krepšinio lygoje beje. Aleksandris Orjakis prasižengė trečiąjį kartą. Ir tai yra kol kas didžiausias skaičius Pieno žvaigždžių komandoje. Prienų gretose 3 pražangas turi 3 žaidėjai. Tai yra ir Vidmantas Ragauskis, ir Paulius Ivanauskas, ir Dominikas Milka, kuris dabar meta, nepataiko. Laimonas Kisielius kamuolį stveria. Kol kas rezultatyviausiai Pieno žvaigždžių komandoje žaidžia Michaelas Diksonas su 12 taškų. 8 yra surinkęs Aleksandris Orjakis. Ir Aidas Viskontas pelno taškus. 11 Aido Viskonto taškas, jis taip pat prie rezultatyviausių žaidėjų. Na, o kalbant apie Prienų komandą, vienintelis krepšininkas pelnęs dviženklį taškų skaičių yra Dominikas Milka. Ir ketvirtoji pražanga dabar Dominikui Milkai. Iš karto vienas Prienų lyderių sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Na, o pagalbos Milkai šiandien trūksta. Po 5 taškus yra surinkę Vidmantas Ragauskis bei 8 numeris Deividas Pūkis, kuris žaidžia vienas, ko gero, geriausių rungtynių šiame sezone jau dabar Lietuvos krepšinio lygoje. Ir dar vienas taiklus metimas, vėl pataiko iš 3 taškų zonos Aidas Viskontas. Deividas Pūkis kol kas per 4 rungtynės po 80 taško pelnydavo. Ir didžiausias rezultatas buvo su Lietuvos Ryto komanda, 3 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Ir tai buvo visi Deivido Pūkio taškai šiame sezone. Šiandien 5 taškai yra surinkti. Ir šiandien jau jis sumušė, galima sakyti, savo šio sezono rezultatyvumo rekordą. Jogėla krašte, šokdinė savo varžovą į baudos aikštelę ir atmeta kamuolį atgal. Laimonas Kisielius iš toli netaikliai. Ir Martynas Linkevičius. Pražanga prie 3 taškų zonos. Kelia pirštą į viršų Gytis Sirutavičius, iš karto pripažindamas tą pražangą. Ir Deividas Pūkis grįžta į aikštę, keisdamas Vidmantas Ragauskį. Maceina. Prieš Gytį Sirutavičių, Maceina į kraštą. Čia labai toks rizikingas perdavimas Domantui Šeškui nepavyko iš pat pradžių kamuolio pagauti. O čia dėjimas iš viršaus, greita ataka ir Laimonas Kisielius. Ir iš karto tuo pačiu atsako Simonas Kymantas. Kraudamas kamuolį iš viršaus, Martynas Linkevičius. Atrodo, kad jis rezultatyvų perdavimą atliko 57-40. Bus 5 minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Viskontas į kraštą, Sirutavičius. Kairys, 8 sekundės lieka. Kisielius iš toli ir kaip dabar buvo pašokęs Gytis Sirutavičius. Pražanga atrodo, kad ne ten, kur Gytis Sirutavičius buvo. Pražanga lyg ir prie 3 taškų zonos. Deividui Pūkiui. Ir jam tai yra pirmoji pražanga. Keičiamas Gediminas Maceina. Ir Paulius Ivanauskas, atrodo, jis grįžta į kovą. Be Ivanausko Domantas Šeškus. Taip pat Simonas Kymantas, Martynas Linkevičius bei Deividas Pūkis žaidžia. O čia dėjimas iš viršaus. Štai taip žaidžia Valdas Kairys. Toks triuškinantis, monstriškas dėjimas. Kymantas. Šeškus. Į baudos aikštelę. Siunčiamas kamuolys į kraštą. Čia Domantas Šeškus iš toli, labai netaiklus metimas. Simonas Kymantas nusiima kamuolį ir pelno taškų. Simonas Kymantas tai yra 5 Simono Kymanto taškas, toli iki
tų rungtynių, kurios vyko Prienuose tarp abiejų komandų, kai Simonas Kymantas dar kartą pasikartosiu sužaidė rezultatyviausias savo rungtynės šiame sezone. Pelnęs 20 taškų, atkovojo 7 kamuolius. Na, kitos pagal rezultatyvumą rungtynės su Lietuvos Ryto komanda per 13 minučių 6 taškai 4 atkovoti kamuoliai. Ivanauskas. Linkevičius. Į baudos aikštelę perima kamuolį Pieno žvaigždės. Martynas Linkevičius po pražangos iš karto pripažįsta savo klaidą. Ir Martynas Linkevičius prasižengia antrąjį kartą. Tai yra 4. Prienų komandinė pražanga. Sėdasi pailsėti Laimonas Kisielius. Benjaminas Brastas pasirodo aikštėje. Ir be Brasto taip pat Sirutavičius. Kairys, Jogėla bei Diksonas šiuo metu rungtyniauja. Į baudos aikštelę. Čia iš po krepšio kairė ranka. Evaldas Kairys. 61-49, 19 taškų skiria komanda. Šiaip tikrai labai užtikrintai šiandien žaidžia Pieno žvaigždžių komanda. Nė karto šiose rungtynėse nepirmavo Prienų ekipa. Sykį rezultatas te buvo lygus. Didžiausias pranašumas buvo 24 taškai. Čia dar vienas blokas, kurį išrašo Evaldas Kairys. Ne pirmas šiose rungtynėse. Beje, spurtas per pirmąją rungtynių pusę Pieno žvaigždžių komandos buvo netgi ir 18-0, kai rezultatas tapo 37-13. Linkevičius. Nepataiko Linkevičius, Pulkis ir labai grubi pražanga. Gytis Sirutavičius iš karto be jokių ceremonijų stabdo savo varžovą, kuris tikrai gavo puikią galimybę. Ir Sirutavičiui 3. pražanga. Dovydas Šemeklis grįžta į aikštę. Vietoje Martyno Linkevičiaus. Ir vietoje Gyčio Sirutavičiaus Jokūbas Gintvainis. Dabar ko gero Gintvainis bandys įžaidinėti kamuolį. O atakuojančio gynėjo pozicijoje rungtyniaus Michaelas Diksonas, tačiau Jokūbas Gintvainis, tarkime, prisiminus praėjusius metus žaidė Lietkabelio komandoje, kur trenerių buvo vienas trenerių ir Mindaugas Brazys, vyriausiasis treneris, jo tėtis Algirdas Brazys, ir tuomet Jokūbas Gintvainis buvo ir nuo 1 iki 3 pozicijos, galima sakyti taip, nes buvo ir Vaidas Kariniauskas toje ekipoje, ir Jokūbas Gintvainis, ir Peršios Braunas buvo tuomet. O čia į baudos aikštelę ir pakabintas kamuolys Evaldui Kairiui. Benjaminas Brastas iš toli nepataiko. Diksonas. Štai taip pašoka, vienas žemiausių krepšininkų, atkovoja kamuolį ir pelno taškus. Michaelas Diksonas. Žaidėjas, kurio ūgis yra 1,86 cm. 10 sekundžių Prienams. Į baudos aikštelę perima kamuolį Kairys, greita ataka į kraštą Diksonas ir nepavyksta įkrauti kamuolio iš viršaus. Dar kartą kovoja dėl kamuolio Pieno žvaigždės. Ir į kraštą Benjaminui Brastui. 63-42. Kairys suklysta. Na, klaidų matome šiandien, tikrai ne vieną ir ne dvi. Dabar toks gana chaotiškas žaidimas, Šeškus tai užbaigė tolimų metimų. 63-45. Minutė 12 lieka iki 3 kėlinio pabaigos. Gintvainis. Diksonas. Į baudos aikštelę, į kraštą. Ir čia tolimas metimas, Jokūbas Gintvainis šauna taikliai. 63-45. 18 taškų skiria komandas. 66, taip, 45, 21 taškas po to tolimo metimo skiria komandas. Ir 2 taškai su pražanga dabar įrašyta Michaelui Diksonui. Augustinas Jankaitis pasirodo aikštėje. Ir stoja prie baudų metimų linijos Paulius Ivanauskas.
ir nepataiko baudos, taigi lieka 19 taškų skirtumas. Viskontas. Meta Aidas Viskontas, metimas netaiklus, bet pražanga yra įrašyta. Ir 2 baudų metimai, kuriuos mes Aidas Viskontas. Kajus Okmanas Prienų gretose taip pat pasirodo aikštėje vietoje Pauliaus Ivanausko. Paulius Ivanauskas prasižengęs 3 kartus, pelnęs 4 taškus, šiandien šiaip jis vienas lyderių Lietuvos krepšinio lygoje pagal rezultatyvius perdavimus. Pagal šią statistiką Paulius Ivanauskas yra 4. Lietuvos krepšinio lygoje, beje 3 yra Kailas Lamontas, kurio jau nebėra Pieno žvaigždžių komandoje, po 3,90 rezultatyvaus perdavimo jis atlikdavo per rungtynes. Ir beje, jo geriausios rungtynės buvo būtent su Prienų komanda Lietuvos krepšinio lygoje. Spalio 12 dieną 22 taškai, 5 atkovoti kamuoliai buvo Lamonto sąskaitoje. Ir Benjaminas Brastas. Nepavyksta jam apsiginti nuo varžovo atakos. Tenka grįžti į puolimą. 67-49. Ir 2 sekundės 30 lieka. Ir Aidas Viskontas grąžina kamuolį į žaidimą. Ir lekia kamuolys už aikštės ribų dar kartą. Antanas Ramanauskas rodo, kad iš tos vietos reikia grąžinti kamuolį į žaidimą. Aidas Viskontas tai darys, sekundė ir 60 lieka. Ir Tauras Jogėla meta ir nepataiko po to Tauras Jogėla. Taigi 67-49 lieka 10 žaidimo minučių čia pasvalyje. Dabar, kaip niekada, turime būti vieningi ir stiprūs. Dabar kiekvienas ir visi kartu turime ginti savo šalį ir laisvę. Prisidėk prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Skirk 2 procentus pajamų mokesčio Lietuvos kariuomeniai. Projektų iniciatorius ir globėjas Antano Guogos paramos fondas. Šešiasdešimt 67-49, toks rezultatas ir lieka paskutinės 10 minučių. Na, šiandien apskritai, kas tikėjomės pamatyti intrigą, jo šiandien kol kas tikrai nesulaukėme. Užtikrintai rungtyniauja nuo pat rungtynių pradžios Pieno žvaigždžių komanda, kuri šovė į priekį ir nepalieka Prienams jokių šansų. Šiandien kol kas rezultatyviausiai Pieno žvaigždžių gretose žaidžia Aidas Viskontas, 15 taškų. 3 rezultatyvūs perdavimai, 14 pridėjo Michaelas Dixonas, 2 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai taip pat. Prienų gretose 11 taškų ir 4 atkovotus kamuolius surinko Dominikas Milka. Okmanas prie 3 taškų zonos. 2/4 numerių dvikova, prieš jį buvo Aidas Viskontas, kuris dabar bando kovoti dėl kamulio ir atrodo, kad tą kamuolį atkovoja ir Viskontas kelia Okmaną. Tokia dabar diskusija graži tarp šių dviejų žaidėjų. Kisielius. Aidui Viskontui. Viskontas į kraštą, Sirutavičius. Kisielius. Ir kelia ranką į viršų Dovydas Šemeklis. Ir Šemekliui tai yra antroji pražanga. Galės kamuolį į žaidimą grąžinti Laimonas Kisielius, tai ir daro. Be Kisieliaus rungtyniauja Oriakis, Viskontas, Sirutavičius ir Skučas.
8 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Perdavimas po krepšius Žygimantui Skučui ir jam ant rankų kabinasi varžovai, taigi Skučas galės stoti prie baudų metimų linijos. Ir antroji pražanga įrašyta Deividui Pūkiui. 7 taškai šiandien Pūkio sąskaitoje. Rezultatyviausios rungtynės. O Žygimantas Skučas savo komandai pelno 4 tašką. Kol kas be taškų yra 11 numeris Augustinas Jankaitis, šiek tiek rungtyniavęs. O kalbant apie Prienų komandą, Kajui Okmanui nepavyko taškai šiandien pasižymėti, visi kiti bent po 2 taškus surinko. Dabar reikėtų sakyti bent po 3, nes mažiausiai būtent yra 3 taškai kol kas Prienų kurio nors krepšininko sąskaitoje. Žingsniai Žygimantui Skučui. Koks nustebęs dabar Žygimantas Skučas. Išpūtęs akis, žiūri į rungtynių teisėją. Ir negali tuo patikėti, kad žingsniai jam buvo užfiksuoti 69-49. Kajus Okmanas. Simonas Kymantas, Deividui Pūkiui, Dovydas Šemeklis ir taip pat Domantas Šeškus. Toks labai įdomus ir, sakyčiau, netradicinis Prienų penketas. Kone antrasis penketas, jeigu startinėme penkete buvo Maceina, Ivanauskas, Ragauskis, Linkevičius ir Milka. Šiuo metu nėra nė vieno iš startinio penketo, taigi dabar tas antrasis penketukas, kaip ir kalbėjo prieš šias rungtynes Mindaugas Arlauskas, vienas Prienų trenerio. Kad bandome priartinti tą antrąjį penketą prie pirmojo. Na, galbūt dabar ta takoskyra yra pakankamai didelė. Na, žiūrint ir į Prienų statistiką šiame sezone. Kol kas išlikusių krepšininkų rezultatyviausiai žaidžia Martynas Linkevičius, 14,8 taško Prienų komandoje. Po to būtų Dominikas Milka, 11,4. Na ir daugiau tų pagalbininkų tikrai trūksta. Tarkime, Kajus Okmanas po pusę taško per rungtynes. Gediminas Maceina po 6,1, Deividas Pūkis po 80. Dovydas Šemeklis po 2,8, Paulius Ivanauskas po 5,8 taško, Simonas Kymantas po 5,6 taško, Vidmantas Ragauskis po 7 taškus. Na ir Domantas Šeškus dar po 6,6 per dvikovą. Taigi tikrai tų pagalbininkų stinga Dominikui Milkai ir Martynui Linkevičiui, kurie labai daug minučių rungtyniauja. Linkevičius tikrai nebuvo pats svarbiausias krepšininkas Šiaulių komandoje, o tarkime Prienoje gretose žaidžia beveik po 37 minutės per rungtynes. Tikrai daug laiko praleidžia aikštėje. Šeškus. Ir pataiko Domantas Šeškus, tokia labai aukšta trajektorija dabar atakavo krepšį. 72-53. Viskontas. Orijakis į kraštą Skučui. Skučas į baudos aikštelę. Ir Gytis Rutavičius. Ir labai gražus perdavimas iš po krepšio Žygimantas Skučas. 74-53. Ir Kajus Okmanas. Į žaidėjo amplua dabar jis. Atakuojančio gynėjo vietoje Domantas Šeškus. Deividas Pūkis trečiasis numeris žiūrint į pozicijas ir Dovydas Šemeklis žaidžia sunkiuoju krašto puolėjo. Simonas Kymantas vidurio puolėjas. Šiaip aukštas žaidėjas, kaip ir minėjau, 2,13 m toks yra jo ūgis. Aleksanderis Orijakis prasižengė 5. kartą, jo ūgis yra 2,9 m. Kalbant apie kitą vidurio puolėją Valdą Kairį, 2,7 m, taigi aukštesnis yra Simonas Kymantas už varžovus. Bet žinoma, kol kas varžovų, kalbu apie Pieno žvaigždžių krepšininkų, vidurio puolėjo meistriškumas yra didesnis. Simonas Kymantas pataiko baudos metimą. Orijakis šiandien savo komandai pelnė 8 taškus. Ir taip pat atkovojo 4 kamuolius. O Simonas Kymantas pakankamai rezultatyviai žaidžia su Pieno žvaigždžių komanda. Kol kas 2 rungtynės rezultatyviausios su šia ekipa. Šiandien Simonas surinko savo komandai 9 taškus. Atkovojo 4 kamuolius. 10 sekundžių lieka Pieno žvaigždėms. Čia Diksonas dar kartą siunčia kamuolį į krepšį. Ir pelno 16 tašką. Vienas rezultatyviausių
Lietuvos krepšinio lygos krepšininkų. Pūkis. Kymantui. Okmanas. Pakankamai gražiai dabar keliavo kamuolys. Prienų atakoje ir čia Pūkis po to jau priverstas atakuoti. Metimas netaiklus. Ir dar kartą Pieno žvaigždės apsigynė sėkmingai. Ir čia štai tokį bloką dabar gauna Augustinas Jankaitis ir dar nuo jo kamuolys lekia už aikštės ribų. O čia Augustinas Jankaitis negali tuo patikėti, kad pražangos dabar nebuvo. 76-55. Ir Dominykas Milka pasirodo aikštėje su 4 asmeninėmis pražangomis vietoje Simono Kymanto. Šemeklis. Į kraštą. Linkevičius taip pat aikštėje. Ir Šemeklio tolimas metimas tikslo nepasiekė. O čia pražanga iš karto Martynas Linkevičius. Neteisus, jam tai 3. asmeninė pražanga, 4. komandinė tiesa šiame kėlinyje. Ir Jokūbas Gintvainis keičia vieną savo komandos draugų, tai yra Gytis Sirutavičius. Ir dabar tokiais 3 mažiukais kabutėse žais Pieno žvaigždės. Aikštėje bus Gintvainis, taip pat Brastas ir Diksonas šiuo metu aikštėje. Pražanga kažkuriam, arba Skučiui, arba Pūkiui. Tai yra Deividas Pūkis ir tai yra 5. komandinė pražanga. 3. asmeninė Deividui Pūkiui. Taigi prie baudų metimų linijos Žygimantas Skučas. 76-55. Viena rezultatyviausių komandų yra Lietuvos krepšinio lygoje Pieno žvaigždžių ekipa. Ji pagal taškus yra 3. Atsilieka tik nuo Vilniaus Lietuvos Ryto ir Klaipėdos Neptūno, rinkdama po 84,7 taško. Po to seka, tik po to seka Kauno Žalgiris, Šiauliai ir visos kitos komandos. Na ir beje, Pieno žvaigždžių ekipa yra 1 pagal atkovotus kamuolius po 38,6. Per akistatą lygiai po 38 atkovoja Kauno Žalgirio komanda. Šiandien kol kas Pieno žvaigždės yra nusiėmusios šiuose rungtynėse kol kas būtent tiek kamuolių. 38, Prienai atkovojo 29 kamuolius. Pūkis grąžins kamuolį į žaidimą. 5 minutės 23 sekundės iki 4. kėlinio pabaigos ir iki rungtynių pabaigos Pieno žvaigždės iškovos 19 pergalę, šiek tiek priartės prie 4. vietos, kur Utenos Juventus 20 pergalių 12 pralaimėjimų. Dominykas Milka meta paskutinę atakai skirto laiko sekundę ir realizuoja šį metimą. O kalbant apie Prienų komandą, tai bus 29 iš šios ekipos pralaimėjimas. Dar baisesnė statistika žiūrint į pralaimėjimus iš eilės. Tai yra 20 nesėkmė. Jubiliejus, kurio nenorėtų Prienų komanda. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Martynas Linkevičius. Okmanas. Dominykas Milka prieš Augustiną Jankaitį. Priverstas atmesti kamuolį atgal Milka, po to žaidžia vėl prieš Jankaitį, dvigubinama gynyba prieš Milką. Ir Milkos metimas netaiklus. Pražanga prieš Deividą Pūkį. Ir taškai atrodo bus įskaityti, taip ir yra. 9 taškai šiandien Pūkio sąskaitoje, 59-76. Ir Deividas Pūkis prie baudų metimų linijos, galimybė jam pelnyti 60-ąją Prienų tašką. Šiandien Pūkis pelnė 9, tikrai geros jam rungtynės. Rezultatyviausios kol kas šiame sezone. Ir Gediminas Maceina pasirodys aikštėje netrukus. Ir pataiko nuo baudų metimų linijos Deividas Pūkis. Ir Gediminas Maceina keičia būtent Deividą Pūkį, 10 taškų jo sąskaitoje, 10 pelnė ir Domantas Šeškus, 13 surinko Dominykas Milka. Kalbant apie Pieno žvaigždės,
18 Aidas Viskontas, 16 Michaelas Diksonas. Ir prašo kamuolį labai ilgai dabar Jankaitis ir gauna po laiko. Pavėluotai iš komandos draugų, vėl Jankaitis, 4 sekundės, nepataiko Jankaitis ir toliau jis lieka be taškų. Ir keičiamas 12 numeris, tai yra Žygimantas Skučas. Ir aikštėje 6 Tauras Jogėla. Ir grąžina kamuolį į žaidimą Michaelas Diksonas. Čia Brastas. Tolimas Benjamino Brasto šūvis netaiklus. Maceina. Užspaustas Jokūbo Gintvainio. Čia Martynas Linkevičius. Išmuštas kamuolys jam be pražangų. Linkevičius nepataiko. Ir greitas išpuolis Jogėla. Iš po krepšio labai gražus taškai. 78-60. Na, kaip ten bebūtų, Prienai vis tiek savęs mindyti šiandien neleidžia. Nes, nepaisant to, kad pranašumas yra didelis, na, bet nėra. Jis 30-40 taškų nedidėja, jis galima sakyti taip, nes tą pranašumą įgijo labai anksti šiandien Pieno žvaigždžių komanda. 27-13 laimėtas pirmasis kėlinys, 21-17 antrasis, o trečiajame 19-19, ketvirtajame 11-11. Taigi po pertraukos visiškai lygiai vyksta žaidimas, žiūrint į taškus. Ir tai, manau, turėtų tenkinti Tadas Stankevičius šiandien. Okmanas. Į kraštą, į baudos aikštelę Milkai. Milka netaikliai meta. Ir Augustinas Jankaitis kamuolį atkovoja. Gintvainis. Brastui, Brastas meta iš toli ir netaiklus Benjamino Brasto metimas. Nusimušęs pastaruoju metu, galima sakyti, Brasto taikiklis tiek snaiperio konkurse žvaigždžių dienoje, tiek ir šiaip rungtynėse, o čia 2 taškus su pražanga pelno Tauras Jogėla. Ir keitimas Pieno žvaigždžių komandoje, vietoje Michaelo Diksono Žygimantas Skučas, taigi dabar ūgio bus gerokai daugiau Pieno žvaigždžių komandoje. Skučas žais 4 pozicijoje, Tauras Jogėla 3, o gynėjai bus Jokūbas Gintvainis ir Benjaminas Brastas. Stato užtvarą Gediminui Maceinai Dominykas Milka. Ir Žygimantas Skučas prasižengia antrąjį kartą. Linkevičius. Šemeklis, 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Milka ir grubi pražanga prieš Dominiką Milką. Stos šis Prienų galiūnas prie baudų metimų linijos. Jokūbas Gintvainis prasižengia antrąjį kartą. Ir 2 baudų metimai. 13 taškų kol kas yra surinkęs Dominikas Milka. Ir dar kartą Dominikas Milka netrukus atakuos nuo baudų metimų linijos. 81-61. Ir 81-61 lieka. Gintvainis. Ir čia štai toks metimas. Augustinas Jankaitis pelno pirmosius taškus. Na, jausmas toks, čia Pieno žvaigždžių arenoje tarsi tas metimas būtų pergalingas. Arba bent jau persvarės rezultatą, o čia tiesiog pirmieji Augustino Jankaičio taškai šiandien. Augustinas Jankaitis šiaip tikrai ne pats toks svarbiausias krepšininkas Pieno žvaigždžių komandoje. 10 rungtynių žaidė, vidutiniškai per jas po 5 minutės ir 17 sekundžių pelnydavo po 2,6 taško.
Jankaičio užtvara. Šemeklis prasižengė ir Gintvainis galės keliauti prie baudų metimų linijos. Ir dabar Gintvainio ir Jankaičio diskusija. Šypsosi po to Jokūbas Gintvainis. Sulaukęs argumentų iš Augustino Jankaičio. Pataiko nuo baudų metimų linijos Jokūbas Gintvainis. Taigi Pieno žvaigždės dabar jau visiškai priartėjo prie 19-osios pergalės, 14 pralaimėjimų. 84, dabar jau 85, 61. O Prienai pralaimės 29 kartą šiame sezone. Na ir labai įdomu, kad pralaimės jau iš eilės netgi 20 kartą. Taigi pradžia buvo, dar kartą galime paskaičiuoti, tai yra labai lengva. 6 pergalės ir 9 pralaimėjimai buvo tokia pradžia. Dabar 20 pralaimėjimų iš eilės ir bus 29. Gintvainis. Na, pradžia, žinoma, buvo visai kitokia Prienų komandoje, kol neprasidėjo tos finansinės bėdos ir buvo komanda visai kitokia. Buvo ir Ovidijus Varanauskas, ir Arnas Labuckas, ir taip pat Giedrius Staniulis. Tikrai tokie svarbus krepšininkai, 3 svarbiausi Prienų komandoje. Dabar liko svarbus Linkevičius, kuris atvyko iš Šiaulių. Dominykas Milka, kuris sezono pradžioje nebuvo toks kaip ir startinio penketo krepšininkas. O čia žingsniai, ko gero, Žygimantui Skučui. Taip ir yra, Antanas Ramanauskas tai rodo. 87-61. Ir 25 sekundės, 50-osios, taigi Prienai galės laikyti kamuolį beveik iki dvikovos pabaigos, šiek tiek laiko liks ir Pieno žvaigždėms. Ir manau, kad po šios atakos bus viskas. Taigi ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Intrigos šiandien pasigedome, jos nebuvo ir sensacijos ar netikėtumo pasvalyje nepamatėme. Pieno žvaigždėms tai 19 pergalė, 14 nesėkmių. Prienai pralaimi 20 kartą iš eilės, 29 šiame sezone, 6 pergalės yra šios komandos sąskaitoje. Taigi su pergalė Pieno žvaigždės, užuojauta Prienams išgyvenantiems ne pačius geriausius laikus. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynes dar kartą ir gerą vakarą visiems ir iki.